Saulelė mano, vakarop eini, laukų atsidusimas šešėliuotas, gyvenimo švelnus prisiglaudimas, gražus ta žemės laikymas per amžius, darbų žydėjimas, lietaus laukimas, žiūrėjimas į saulę arba vėl tas paėmimas artimo už rankos. Ir neišverksi, ir neišdainuosi. Gal tik tai ištylėsi tą gerumą prieš savo veidą vienas, o boružiai gal sušnibždėsi. Dievo vabalėlį, paimk mane į dangų su žeme. Mūsų vakaro viešnia, aktorė Virginija Kochanskytė. Vieninteliai nepakartojami Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai. Tai kiek aš čia tos Klaipėdos? Sunkus klausimas būtų. Gimiau Kaune, studijavau Vilniuj, 5 metus praleidau Šiaulių dramos teatre, 20 metų Kauno dramos teatre, visą laiką vėžinausi į Klaipėdą ir dabar jau čia kokį 10 metų jau esu Klaipėdos teatralė. Tai čia man taip Sigutis dovaną tokią padarė. Kiek jau metų žengėte į sceną? Šiais metais 35 metai. 35 sezonas. Ar prisimenate pirmąjį kartą? Galbūt mokomajam teatre mūsų pirmi kartai. Ne, man galbūt daugiau, aš literatūrinį teatrą lankiau Kaune, studijavau pramoninę civilinę statybą po 8 klasių, nes kažkaip mes taip kukliai gyvenom, kad man į galvą neatėjo, kad aš galėčiau studijuoti stacionare. Tai pas mano senelį, mamos tėvelį kambarius nuomodavosi Kauno Politechnikos instituto studentai. Kokie smagus buvo, grojo akordeonu, dainavo, piešė. Na tai žinoma, iš dalies man atrodė, kad ta pažadėtoji žemė, tai ten, kur Politechnikoje. Tai aš, gyvenom name, kur maži langeliai, labai norėjau, kad būtų dideli langai, fantazavau, kokius namus statysiu stikliniais stogais ir žadėjau studijuoti architektūrą. Pirmas mano buvimas scenoje tai ir yra literatūriniam teatre, kuriam 2 metus vadovavo garsiosios Kauno pantomimos Modrio Tenisono vadovaujamos aktorius Giedrius Mackevičius, amžinatilsį šviesios atminties jau. Tai sakytum, 1 metus būdama pas jos, ragavau tos scenos ir pamenu, kad po vienos premjeros Apsiaustis pagal Juditą Vaičiūnaitę mes darėm tą spektaklį, tai Modris Tenisonas atėjo ir mūsų klausė, kaip jūs pavadintumėte šitą teatrą, savo teatrą. Ir pats nelaukdamas atsakė išpažinties teatru. Aišku, mes buvom visi jauni ir kažkokios technikos neturėjom, tai ką tik galėjom išpažinti save, kokie mes romantiški, kokie svajokliai, kokie aistringi, tragiški ir taip toliau. O kaip jūs sugalvojote važiuoti į Vilnių? Ir dar svarbiausiai, tada einančios profesorės pareigas Irenos Vaišytės renkamą kursą, nes nepaslaptis, kad sklandė įvairiausi gandai apie kaip ten sunku patekti. Ir tikrai buvo pats didžiausias konkursas. Bent iki to laiko, kaip mes stojom, ar 21 vietą buvo žmonių. Bet, žinot, gyvenime man sekė su žmonėm, su mokytojais,
su vadovais įvairių būrelių, mokytojais iš didžiosios raidės. Ir štai, kada aš Kauno politechnikumą baiginėjau, 4 kursą, kurso vadovas pasikvietė mane ir sako, vat jums išeina raudonas diplomas, o raudonas diplomas anais laikais suteikdavo teisę studijuoti stacionare, keisti, reiškia, pereiti kažkur, tai reikėdavo dar ten charakteristiką sutvarkyti. Aš sakau, tai kas, kad išeina, aš vis tiek studijuosiu vakariniam architektūrą ir man tas neaktualu. Jisai sako, žinai, išeina, tai reikia pasiimti, aš tau sutvarkysiu tos dokumentus. Paskui taip išlaikė pauzę ir sako, taip, na tai tu man pasakyk, ar tau tikrai patinka šokti. Aš sakau, patinka vadovas. Tai sako, žinai, vaikeli, tai tu eik ir šok, o namus tai bus kam statyti ir be tavęs. Va, tai čia iš tiesų esminis stumtelėjimas buvo ir aišku, aš slapukavau nuo savo mamos, kad aš jau taip keisiu kryptį, neįstojau į architektūrą, susimuliavau visus tuos egzaminus, paskui man kažkas tai pasakė, kad mamai sako, jeigu jinai būtų norėjus, būtų įstojus, bet nenorėjo. Ir mano mama tai tikrai angelas sargas mano gyvenime man buvo. Jūs galite įsivaizduoti, man suteikė, sakytum, 2 metus ieškoti savęs. Aišku, aš nuėjau, aš stojau, nuvažiavau, stojau. Pirmą turą perėjau ant Valio, Jurkūnas, ir visi mane jau sveikino, kad aš esu studentė. Bet, žinot, aš kaip buvau sąraše paskutinė ir tokia gera mergaitė. Tai per antrą turą aš visus drąsinau įeinančius ir guodžiau išeinančius. Ir kai atėjo mano laikas, aš stoviu ten ir Tamulevičiūtė tada garsų į 10-uką rinko. Čibirą sėdi, Tamulevičiūtė, ta pati Vaišytė sėdi ir jie visi man, ką nors. Aš stovėjau man dzin. Na ir šitą, ir viskas. Ir aš neįstojau. Sekančiais metais rinko garsų į tam, reiškia, Masalskio kursą, kurį muzikinį teatrą, bet paskui jos Vaitkus pasėmė į teatrą. Na ir va jau tada po tų, reiškia, tais 3 metais, po mano paieškų savęs, kurią, sakau, labai mano mama rėmė ir palaikė, aš jau kai nuvažiavau stoti, mama sako, tai dabar, dabar per pastaruosius metus žinau nors vieną kartą, kur jinai tikrai yra. Vėliau kažkada aš galvoju, kaip gerai, kad aš neįstojau tą 10-uką. Nors mes labai pavydėjom jiem, mūsų režisierė,
kadangi jos studentas, tai irgi žinai, jinai nekūrė, sakytum, kažkokios tai formos naujo teatro, neieškojo. Jinai sakė, ar ne, jūs turit išmanyti savo amatą, jūs turite būti savo darbo meistrai. Kai sutiksit režisierius, kad su įvairiais režisieriais jūs galėtumėt atspėti juos, o ne eiti su viena maniera, keliauti, reiškia, per gyvenimą. Tai šiuo atveju labai džiaugiuosi, nors nebuvo lengva studijuoti tos 4 metus, kaip žinai, jinai labai priekabi buvo. Nebuvo dabar ten studentam penktadienis laisvas, tai kad mes ir sekmadienį neturėjom laisvų. Visą laiką mes repetavom ir kažką tai kūrėm. Kai pasibels lietus į gatvės grindinį, kai pasibels lietus į tavo širdį, tu nesislėp, nuo jo nebėk, kad sulyje nesigailėk. Buvo žemė šalta, žmonės buvo šalia, kai tu žemė tada, žiemų žėlė balta, ir nutiko staiga, o melsva, žemė tapo žalia, nuo lietus. Kai pasibels lietus į gatvės grindinį. Visas kursas į teatrą, Šiaulių teatrą, savo norų, ar čia taip jau turėjo būti? Čia gražus atvejas, profesorė Vaišytė norėjo, kad ir mūsų kursas gimtų kaip teatras ir įsilietų. Bet buvo visai kiti laikai. Mūsų niekam nebereikėjo, o jūs laukė. Nu, taip, aišku, jinai labai norėjo, kad būtų vaikų teatras Vilniuje, jai nepasisekė gal dėl to, kad tik ką tas 10-ukas išėjo ir jaunimo teatras ir, sakytum, toje erdvėje kitam teatrui tokiam jaunatviškam lyg ir nebebuvo vietos. Ir mes tada, nors labai sudėtingi santykiai buvo su Aurelija Ragauskaitė, kaip pamenu, nes Aurelija Ragauskaitė buvo tokia griežta statytoja, formos raiškios režisierė, o mūsų Irena Vaišytė buvo už psichologinį teatrą, tai mums ne taip paprasta buvo, pamenu, kad kaip Šiaulių teatre mane užėmė spektaklyje Vasarotojai, režisierė Ragauskaitė, ir aš pradėjau uždavinėti labai daug klausimų. Tai iš karto išvažiavau į gastrolės. Paėmė kitą gerą aktorę, kuri jau buvo dirbusi pas ją ir kuri iš tiesų turbūt bandė atspėti, aš vėliau šitą supratau, gal tik tai dirbdama su režisierium Vaitkum, kad iš tiesų tu turi pabandyti atspėti tą formą, perprasti tą pasaulį vaizdą, kurį jisai nori įgyvendinti ir kurį jisai kuria scenoje, nes vis tik režisierius kuria spektaklį. O jeigu paskui kažkaip lieka ten dar vietos, gali ir savo širdelę įdėti. Bet tada, ką mes buvom jauni, maištininkai ir čia maždaug, va, taip ir aš pasivėžinau labai daug po kaimą, bet tai buvo puiku. Dar manyčiau, kad yra didelis privalumas, kad profesorė nebuvo statytoja. Nes turbūt po 30 metų susirinkus reiktų daug repetuoti, kad atgaminti tai. O štai jausmas, tas, kuris išliko, jis yra. Atmosfera, jūs tokie. Tai kas, kad ten vyrukai su pilvukais, bet jie žaidžia kaip vaikai.
Taip. Tai iš tikrųjų tai remiantis Vaikų dienos, taip vadinosi tas jūsų legendinis spektaklis, kuris buvo repertuare. Tai buvo repertuare ir mes atėjom su 3 spektakliais Vaikų dienos, tas stebuklingas nuo 2 iki 82 metų visiems jisai tiko ir po 15 kartų yra žmonės žiūrėję spektaklį, po 20 ir atėjo su tos bilietukus net išsaugoję. Paskui žmogiškoji komedija pagal Sarojaną, tai bus ir buvo diplominis spektaklis ir pagal Šukšiną iki 3 gaidžių su 3 spektakliais ir aišku labai džiaugiamės, kad daug labai jaunimo, aišku, jaunos publikos atėjo į teatrą, eidavom, mes tokie nežinomi visai, tai eini pro teatrą ir tavęs klausia, gal jūs turite atliekamą bilietuką? Tarp kitko, tas Vaikų dienos man asmeniškai tai labai svarbios, nes mano vyras, tuo metu Dailės akademijos studentas Arūnas Sakalauskas, matė tą spektaklį ir mane nusižiūrėjo. Didelė laimė turėti tokį kursą, būti tokiam kursui, susitikti po 30 metų. Iš tiesų, aš pagalvojau, kad profesorė Irena Vaišytė tai mus mokė svajoti. Mes buvom romantiškas kursas. Kai kas sakydavo galbūt, kad per daug jausmingas arba sentimentalus, bet galvoju, nu kokia laimė, kad jinai, bet į mus tai sudėjo ir mes per gyvenimą šitai nešamės. Ir šitą pajutom galbūt ypač tada, kada atvažiavom į Šiaulius. Ir visas tas laikas, kurį aš praleidau tenai, 5 metai, 6 metais išėjo dar po manęs Olegas Ditkovskis, mes per 6 metus išbyrėjom. Tai tikrai galėčiau pasakyti, mes taip mylėjom vienas kitą. Ir iš Vilniaus būdavo atvažiuoja kažkokios tai ar kompanijos parodos, fotografai, paskui mes važiuojam ten, kur gyvenam, bendrabutį, vakarojam ir jie sakydavo apie stebuklą. Ir man iš tiesų, Šiaulių, gal dėl to, kad mes nuo ryto iki vakaro buvom teatre, o teatre nėra langų. Tai mes būdom svajonių pasaulį, fantazijos pasaulį ir kada mes grįždavom į Dainų rajoną, tai mes vėl grįždavom naktį, ten, kur mes gyvenom, tie bendrabučiai buvo. Tai man visas tas 5 metai, tai žino, toks švytintis, plaukiantis per kosmoso laivas. Kas nors gal matė Amarkordą, Felinio filmą, kur, reiškia, mažo miestelio gyventojai vieną kartą į metus praplaukia kruizinis laivas ir jie su mažom valtelėm išplaukia ir laukia to stebuklingo momento, kada tas dainuojantis, grojantis, švytintis laivas pro šalį. Vieni būna jau, reiškia, sužmygę, kiti būna įgėrę, bet kas nors mato ir mojuoja. Tai va tam laikė, tai mes buvom tas švytintis laivas, grojantis, dainuojantis, mylintis, svajojantis, stebuklingas laikas iš tiesų. Ir aišku, galėčiau sakyti, kad tikrai tai yra profesorės Irenos Vaišytės nuopelnas, jinai užmaišė mus taip. Gal studijų metais mes taip tiesiog vargom labai, nes daug, sakau, nebūdavo laisvų dienų, labai daug dirbom, o štai, kai iš Šiaulius atėjom, pabandėm įgyvendinti tą, kad mūsų svajonė buvo būti aktoriais, būti teatre, kurti teatrą, kurti spektaklius. Ir mes tą darėm, bent aš kaip pamenu, 5 metus nuo ryto iki vakaro aš neturėjau tuščio laiko, o paskui, aišku, režisierė Ragauskaitė irgi geriausias teatro vadovas, kokį aš esu turbūt sutikusi, nepaprastos tolerancijos žmogus. Ir vat štai, kada jinai, ir jai labai rūpėjo visas teatras, grupė, aktoriai, kad būtų užimti, kad ateitų jauni režisieriai statytų. Ir paskui jinai po tų 5 metų ar 5 metais jinai išėjo ir ją pakeitė jos pačios iniciatyva jaunas režisierius Saulius Varnas. Ir štai jis atėjo ir jam rūpėjo tik tai jo teatras. Ir tada, aišku, tam tikra dalis, kurie tilpo jo to teatro modelį, turbūt iš tiesų ir kūrybos tos palaimos turėjo. O sakytum, aš nebuvau tikrai jo aktorė. Ir taip ryte, pamenu, prabundu ir nieko nereikia eiti į teatrą. Tai man taip, kažkaip tas atrodydavo baisu, tik vakare reiškia spektakliai, kur dėti save. Ir gal taip ir atsirado visai lietų įvairių literatūrinių programų ir kamerinių projektų, nes labai daug energijos pas jauną žmogų vis tik tai. Ar jūs tada pradėjote Šiauliuose skaityti? Taip. Šiauliuose 4 metais, kaip tik iš nevilties gal ir paruošiau pirmą tokią didelę programą, Birutės Baltrušaitytės, nuostabi poetė nuo Tauragės, Atmintie karti būk saldi. Ir kažkaip atradau tą erdvę,
kamerinių renginių, muziejinę erdvę, bibliotekų erdvę. O žinot, paskui čia yra bibliotekų žmonės, jie tik tai jeigu pagauna, kad kas nors patinka kam nors skaityti, rengti, tai žinot, iš karto tada kviečia. Ir tu pradedi bičiuliautis ir tokio nuostabaus, nes iš tiesų literatūra brandina. Nepaprastai brandina, jeigu štai patirti scenoje, kurias mes įgaunam vaidindami įvairius vaidmenis, bet lygiai taip pat ir skaitydami. Kiek gyvenimų mes pragyvenam. Ir labai dažnai dar ir būna, kad literatūra ateina tam tikrų momentų, kada tau sakytum, kaip tik to ir reikia. Vienu momentu ateina vieni tekstai, kitų momentų ateina kiti tekstai. Ir man tai tikrai tuose tekstuose, toje išmintyje, reiškės, labai daug atramos yra. Nu, galiausiai, nes tu irgi, kaip išgyventi, kaip nepasiduoti, kaip to romantizmo neprarasti, tų svajonių neprarasti. Bet pirmoji buvo romansero bėgančiam laikui. Mes, žinot, kažkoks toks nuostabus laikas buvo mano gyvenime ir man taip norėsi padaryti programą apie tai, koks nuostabus pasaulis, kaip nuostabu gyventi. Ir nesenai tikrai pagalvojau, Dieve, kokia dovana, stebuklinga dovana mums yra duodama. Kažkas mus išplėšė iš tamsos ir tiek šviesos. Meilės, gerumo, žodžių, spalvų, apsikabinimo, šilumos dovanoja. Tai, tokia stebuklinga dovana. Ir aišku, tokie visokie stebuklingi patyrimai tam kelyje nutinka. 1000 kartų įsitikinau, kad reikia turėti svajonių ir jos vizualizuojasi. Šiaip ar kitaip. Ir tą programą labai norėjau padaryti ir jo tėtis, tiesą sakant, violončelininkas norėjo, kad aš kažką padaryčiau su jo sūnum. Ir man pasakė, sako, ar tu skaitai, Virginija, sakau, skaitau, sako, mano sūnus groja su gitara, gal ką nors padarytum. Ir paskui netikėtai mūsų likimas tiesiog sumetė Mikutavičiaus atminimo vakare Tytuvėnuose. Ir mes padarėme, aišku, tokia ten įvairi programa buvo ir paties Mikutavičiaus tekstai, ir Brazdžionis, ir Marcinkevičius. Įvairi labai, nes vis tiek Mikutavičiaus atminimui buvo. Bet žinot, jis grojo kaip jaunas dievas. Aš tiesiog, sustok akimirką žavinga. Nieko nereikia aktoriui, man atrodė, nudaryti, nes jis tą pamušalą padeda. Bet, žinot, kartų skirtumas šioks toks yra ir, žinot, tas jaunimas, ar ne, tų vyresnės kartos aktorių nelabai jam ten rūpi ir nori kartu keliauti. Nu ką, labai maloniai atsisveikinom, viską padėkojom, pasidžiaugėm ir jis išvažiavo. Ir aš, aišku, išvažiavau iš tų Tytuvėnų po kurio laiko ir staiga ateina žinutė man bevažiuojant, kad nuostabus patyrimas buvo, gal galima būtų dar kada nors pakartot. O, dangau! Jo, ir paskui, tada jau mes padarėm tą programą, kurią aš, iš tiesų, būčiau norėjusi padaryti romansero bėgančiam laikui. Už pagrindą Janas Kaplinskis, fantastiškas estų poetas, kas mirtinga, tas numirė, kas esminga, tas niekad negimė. Vienintelis daiktas, į kurį galima atsiremti, yra tavo šypsena. Tokios gražios išminties pilna poezija, tokių stebuklingų perliukų apie tą pasaulio grožį. Ir aš pasiūliau Sauliui būtent tą autorių už pagrindą imti. Mes dar Česlovo Milošo ir Sigito Gedos vieną tekstą įdėjom, kad jau tematiškai programa pasidarytų. Ir buvo labai įdomus. Aš atvažiuoju repetuoti ir Saulius sako, žinai, koks eilėraštis bus paskutinis? Tas, kuris man, įsivaizduojat, patinka ir labai vyriškas. Ir man atrodo, toks jaunas žmogus negali tokį eilėraštį sustoti. Ir sako, šitas bus paskutinis ir nuo šitos vietos aš grosiu. Taigi, koks tas tekstas? Aš supratau, kas yra Don Žuanas. Pagaliau gyvenime supratau, kas yra Don Žuaniškos nuostatos moteris arba vyras. Tiek daug moterų. Gatviai, stoty, kaviniai. Svajonėse, sapnuose,
Tiek daug neįsipildžiusių galimybių, negyventų gyvenimų. Aš suprantu Don Juaną, lygiai taip kaip ir Leibnicą, ir man nepatinka per koncertus klausytis vis tų pačių apasionatų, mėnesienos sonatų, nebaigtųjų simfonijų tuo metu, kai pasaulis pilnas negrotos muzikos, nebaigtų minčių, neatrastų salų ir kūnų. Ir vis dėlto žinau, esu begaliniai mažas, lyginant su begaliniai didžiu, o tai, ką įkūnijau, su tuo, kas neįkūnita. Galima išmatuot, kas buvo, kas liko nebuvęs, tačiau ne viena kitu. Ir dar realu tik tai, kas realu. Nėra nei gėrio, nei blogio, nei nuodėmės, nei išdavystės, nei ištikimybės, nei neištikimybės. Nėra ir meilės. Nors kai kada vieni ar kiti žodžiai sakomi ir rašomi popieriui, smėly, ant akmens ar vandens. Yra tik siela, neturinti matmenų. Kažin kas tarp instinkto ir minties. Kartais virpas, matydamas tave, kuomet keli nuo žemės obuolį, kerpi sūnui plaukus ar nusitrauki naktinius marškinius. Ir aš nežinau, ar kada nors nutils šio virpesio aidas, ar niekados. Janas Kaplinskis. Norisi labai padėkoti jums, nusilenkti jūsų mamai, jūsų vyrui ir jūsų dėstytojui, kuris minėjote, kad sakė, šokite. Taip. Jūs nešokate, jūs dirbate už švietimo ministeriją viena, už kultūros ministeriją viena. Aš net sakyčiau, gal net ir už valstybės vadovę tam tikrą prasme, nes propaguojate ir teisingą lietuvišką žodį, lietuvių kalbą, lietuvių literatūrą, ją išsaugojate ir ateities kartoms ir tuo pačiu tvirtinate valstybės pamatus. Ačiū. Ir žalias vynas, ir žalias kraujas. Iš meilės ginčo, iš meilės keršto.